Esu Lina Motuzienė, istorikė, Tomo Mano kultūros centro direktorė, esu viena iš festivalio organizatorių, esu Neringos muziejų vadovė. Mano interesų laukas gana platus, nuo Kuršių nerijos istorijos, Rytų Prūsijos istorijos tyrimų iki Nidos Švyturio istorijos. Šio festivalio organizavimas yra ištisas procesas. Mes tai darome visus metus, todėl kad apima labai daug įvairių aspektų ir finansavimo paieškos, ir mąstome, kokius dalyvius pakviesti, kad mūsų festivalio žiūrovams nuolat būtų įdomu, patrauklu, prasminga. Tomo Mano festivalio didžiausi akcentai yra festivalio muzikos programa ir žodžio programa. Kadangi šiemet minime rašytojo Tomo Mano 150 metų jubiliejų, tai nemažai bus dėmesio skiriama ir pačiam Tomui Manui, o muzikos programa labai turininga, labai apgalvota ir turininga šiemet bus ir kino programa. 5 vakarus trunkanti programa, kuri prasideda 10 vakaro ir mes laukiame kino gerbėjų. Tomo Mano festivalio organizatoriai nuolat galvoja ne tik apie patį turinį festivalio, bet ir apie visą estetiką, apie daug ką apimančią, ir stengiasi atliepti ir šiandienos politinės aktualijas, šiandienos kasdienybę. Nemenkas iššūkis Tomo Mano festivalio kuratoriams ir visiems organizatoriams yra kasmet sugalvoti naują festivalio temą. Festivalis pasižymi tokiais 3-mečiais ar 4-mečiais ciklais ir šiemet mes pradedame naują 3 metų ciklą. Išniręs laikas tikėjimas, vėliau kalbėsime apie viltį ir meilę. Tomo Mano muziejus yra ypatingoje aplinkoje ir žmonės renkasi čia, kad pabūti šalia jūros, paklausyti pušų ošimo ir pabūti tarp įdomių žmonių, kartu bendrauti su jais aktualiomis šiandienos temomis. Manau, kad 29 metus vyksantis Tomo Mano festivalis jau yra Kuršių nerijos, Neringos miesto identiteto dalis, neištrinama identiteto dalis. Drįsčiau sakyti, kad Tomo Mano festivalis ir įneša tam tikros intelektualios dvasios, intelektualios atmosferos į Neringos gyvenimą. Ir vis dėlto čia renkasi ir auditorija, publika, kuri vertina šį festivalį. Ir labiausiai mus džiugina, kad ir vietos gyventojai, jie laukia, kada prasidės festivalis, mūsų iš anksto klausinėja apie datas, apie programą, ar galės ateiti, ar galės dalyvauti. Tai yra ypatinga atmosfera, ypatinga programa, yra labai įdomus, bendraujantis, bendrystę siejantis žmonės, tarp kurių pabūti kartu tiek šioje gamtos atmosferoje, tiek tarp šių žmonių yra išties, tai yra dovana. Tai mes tikrai turime tokių gerbėjų, kurie nėra praleidę nei vieno festivalio. 29 metus važiuoja ir jie sako, kad taip pat tai yra jau jų gyvenimo dalis, tai yra jų identiteto dalis. Visiems festivalio lankytojams pasiūlyčiau, palinkėčiau įkvėpti, atsikvėpti, pagalvoti apie save, pabūti toje ypatingoje Kuršių nerijos atmosferoje, pasiklausyti kokybiškos muzikos, apsilankyti mūsų diskusijų programuose, išgirsti aktualiausias diskusijas šiandienos politinėme pasaulyje. Ir besiilsint šiame nuostabiame Kuršių nerijos krašte, grįžti su naujomis idėjomis, skatinančiomis, permastyti, pergalvoti, kas vyksta šiandien ir pabūti tarp įdomių ir ypatingų žmonių. Muzikinė programa, diskusijos, kino naktys, literatūrinės popietės, parodos. Tarptautinis Tomo Mano festivalis Išniręs laikas tikėjimas. Liepos 12-19 dienomis Nidoje. Organizatorius, informacinis partneris LRT Klasika. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Neringos savivaldybė.